Darbo partijos turas per Lietuvą tęsiasi. Praėjo jau trečioji savaitė, kurios metu aplankyti dar 5 Lietuvos miestai. Pabendrauta su daugiau nei 500 žmonių, atėjusi į susitikimus su kandidatu į prezidentus Artūru Paulausku bei kandidatais į Europos parlamentą. Savaitės pradžioje prasidėjo ir dar vienas svarbus prezidento rinkimo etapas. Buvo pradėti rinkti parašai už kandidatą į prezidentus Artūrą Paulauską. Rinkimų parašų lapai išdalinti visiems partijos skyriams visoje Lietuvoje, kad kiekvienas žmogus, norintis pasirašyti už Artūrą Paulauską, galėtų tai padaryti savo mieste. Parašus taip pat renka didelė Artūro Paulausko patikėtinių komanda visoje Lietuvoje. Pats kandidatas sakė tikintis, kad su tokia aktyvių ir palaikančių patikėtinių komanda įmanoma nuveikti ir didžiausius darbus. Parašų rinkimą taip pat palengvina ir galimybė už Artūrą Paulauską pasirašyti internetu, prisijungus prie Vyriausiosios rinkimų komisijos organizuojamo elektroninio pasirašymo. Už Artūrą Paulauską internetu per pirmąją savaitę jau pasirašė beveik 500 žmonių. Pasirašyti internetu bus galima iki kovo 27 dienos. Pagal dabar galiojančius reikalavimus reikia surinkti ne mažiau kaip 20 000 parašų. Partijos turas per Lietuvą tęsis ir ateinančią savaitę. Bus aplankyta Utena, Rokiškis, Pasvalys, Kupiškis ir Anykščiai.